Mhm. Labas vakaras, ačiū, kas įsijungia kameras. Sveiki. Labai svarbu iš tikrųjų matyti, kad bendraujam ne patys su savimi, o matome jūsų veidus. Ir kas galite pagal galimybės tikrai įsijunkite, nes ir informacija visai kitaip. Jeigu mes tik tai klausome, bet nematome, tai negauname dalies informacijos, dėl kurios jūs šiandien ir susirinkote. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Daliau tu organizuoji tokius susitikimus prieš šventes ir kad galima susitikti su žmonėm, pasidalinti žiniomis. Jokiais būdais aš nenoriu, netėjau pas jūs kažko tai čia pamokyti ar išmokyti. Aš tikiu, kad jūs tikrai patys daug ką žinote ir mokate. Aš jau atėjau pasidalinti su jumis ir gal jums viduje tai atlieps, apie ką mes kalbėsime. Ir man Dalius sakė, kad labai svarbi yra santykių tema, kuo aš pati irgi gyvenu santykių temomis. Kaip ir sakėte, esu 3 vaikų mama, 16 metų 2 merginom, jos yra dvynės, mažylė yra 3 metai su viršum, su iš nemažos šeimos ir sesę ir brolį turiu, žodžiu. Ir santykių tema pradėjau kažkada labai domėtis, kai man buvo, aš nežinau, prieš kiek čia tų metų, prieš 14, pradėjau gilintis į šią temą, galvojau, kodėl mes pykstamės, ar mes galime tų pykčių kažkaip tai ne tik, kad išvengti, juos pereiti ir tame užaugti, ar gali santykiai būti pagarbus, ar gali santykiai peraugti į kitą lygį. Ir man pačiai buvo tos temos labai aktualios tiek su vaikais, tiek su tėvais, tiek su vyru. Buvo viskas labai stipriai aktualu. Ir mes šiandien su jumis to ir pasikalbėsime apie santykius. Ir jeigu jūs turite kažkokių tais klausimų, kuriems jums jau yra aktualūs ir su kuriais jūs atėjote į šį susitikimą, tai jūs galite tikrai parašyti į chatą, į susirašinėjimo laukelį, tam, kad aš galėčiau atliepti net ir tai, kas yra jums svarbu. Dalius sakė, kad bus pusvalandis laiko klausimams, atsakymams po valandos, tai aš tikrai reaguosiu, jūs galite parašyti. Bet su kuo aš atėjau, tai Daliau, tu mikrofoną įsijungi? Dabar įsijungiau, jeigu Taip, ką, nepasakyk pakomentuosiu kariai. kažką. Ne, aš Ai, būsiu ant ryšio tik tais, kad supratau. Gerai. Tai šią temą mūsų santykių apskritai mes galime skirstyti į santykius su savo vyresniais, santykius su jaunesniais ir santykius su savo lygiais. Ir yra sakoma, kad jeigu mes išmokstame veikti šiuose santykiuose, suvokti, kad aš esu jaunesnis santykiuose, gebėti priimti vyresnį santykiuose, mokėti išgirsti, pamatyti jaunesnį ir suprasti savo lygius, tai mūsų tada tokia santykiuose tampa tikrai daugiau harmonijos. Ir sakoma, kad šie santykiai turi skirstytis net pagal procentus jos skirsto. Tai reiškia, kad su savo lygiais turi būti daugiausiai apie 60%, su vyresniais apie 20% ir su jaunesniais apie 20% to santykio, kad mes va taip galėtumėm, žodžiu, juos išsidėlioti. Ir jeigu sako, pavyzdžiui, mūsų santykiai tik su vyresniais yra ir mūsų gyvenime nėra santykio nei su jaunesniais, nei su savo lygiais, jau yra reikalų. Jeigu mes tik su jaunesniais bendraujame, bet nerandame kalbos su vyresniais ir su savo lygiais, vėl yra kita užduotis. Jeigu mes bendraujame tik tai su savo lygiais, bet mes neturime savo santykiuose, nepriimame vyresnių žmonių, nemokame su jais bendrauti, vėl yra ne taip. Tai kad būtų harmonija, tai yra sakoma, kad turi būti su savo lygiais 60% ir po 20% su kitais ir vienais ir kitais. Kada jau mes esame tokie brandus, ar ne? Tai va, ir dabar pati tikriausiai svarbiausia šių santykių kategorija tai yra santykiai su vyresniaisiais. Nes nuo čia viskas prasideda. Mes tikrai esame visi vaikais. Sutikite su tuo, kažkieno tai vaikais. Ir vienaip ar kitaip mes juose mokinamės bendrauti. Ir labai dažnai pasitaiko, kad mes nemokame bendrauti su vyresniais žmonėmis. Tai reiškia, kad
gerbti savo mamos ir tėčio, pavyzdžiui, ar ne. Kartais mums atrodo, kad jie yra nenusipelnę pagarbos visiškai, nes, pavyzdžiui, mes gyvename tokiuose santykiuose kaip nuoskaudose, kad jie man gyvenimą sugadino, jie man nieko gero nedavė, aš turėjau augti kančioje, ar ne, ir panašiai. Tai vat, mes galim turėti labai rimtų įsiskaudinimų santykiuose su vyresniais ir tenai nerasti dėkingumo. Ir net jokios pagarbos nerodyti, nes mums atrodo, kad tie santykiai nėra verti pagarbos. O tuo tarpu yra visai kitaip. Ir jeigu mes galim pastebėti, kad jeigu net santykiuose su mumis, kada mes esame vyresnėji ir kažkas yra jaunesni, gaunasi, kad jeigu jaunesni nemoka į mus kreiptis, sutikite su tuo, mes kartais sakome, jūs manęs negerbėte, jaunesniems, tu manęs negerbi, tu nemoki su manimi kalbėti, ar ne? Tai va čia yra lygiai tas pats, kad ir mes galbūt nemokame su kažkuo kalbėti, išgirsti. Ir sakoma, kad vyresnis žmogus yra ne tik tai amžiumi. Ir mes čia nešnekame tik apie amžių. Mes net galime kalbėti ir apie lytį. Pavyzdžiui, kad santykiuose vyras labai dažnai, ta prasme, yra vyresnis. Bet labai moterims tą sunku priimti. Labai sunku kartais būna tai priimti. Ir santykiai būna dažnai susimaišę. Bet čia nereiškia, kad kažkas yra aukštesnis. Suprantat, būna kartais sako, žodžiu, kad, nu, taigi jisai aukščiau. Ne, santykiuose nėra kažkas aukščiau ir žemiau. Yra mūsų skirtingos pareigos ir mes turim jas išmanyti. Vat kaip ir šiandien aš buvau susitikus su viena mama, dabar vaikai labai mėgsta savo teisės išmano. Žinote šitus, kad mes visi žinom savo teisės. Teisę turėti, teisę pasisakyti, teisę, žodžiu, būti išklausytų. Bet turime teisės kažkokias tai. Bet kada užklausi, gerai, teisės tai mes turim. O kokios mano pareigos? Pareigos kokios? Ir va čia vyksta triggeriai, toksai triggeriai atsiranda. Dėl to, kad apie savo pareigą žmonės nori, ypatingai jaunesnė karta, jau mažiau nori kalbėti. Ir va čia yra labai labai svarbu, dėl to, kad mes turime savo pareigas, kaip jaunesnieji. Ir viena mūsų iš pareigų, kaip jaunesniųjų, santykiuose su vyresniaisiais, išmokti, pavyzdžiui, kreiptis klausiamąją formą. Ne kažką įrodyti savo, koks kitas yra neteisus ar kaip kitas manęs nesupranta, bet klausimo formą. Ir kada mes į vyresnį, va čia yra daug tikrai žmonių, matau, ar ne, kurie yra vyresni tikrai santykiuose. Pavyzdžiui, kai jūs kreipiasi klausimo formą su pagalba jūs, nu aš pagal savo vaikus žinau, kai jie man sako, mama, nu, ar tu man gali padėti suprasti, kodėl aš turiu taip ir taip daryti. Yra viena forma, teisingai, kada tavęs klausia, tu kaip jau vyresnis tarsi esi, mane kreipiasi pagalbos, aš padėsiu. Bet jeigu man ateina ir jaunesnis sako, tu neteisybę šneki, ne taip yra, aš visiškai ne taip. Vat reikia daryti taip, taip ir taip, vaikai sako. Ir tada vyksta nesupratimas. Taip nėra. Ir vyresnis visą laiką pradeda spausti. Todėl viena iš pareigų yra išmokti tą klausiamąją formą kalbėtis. Kreiptis pagalbos į vyresnį. Vyresnis gali būti nekvalifikuotas. Tai reiškia, kad jisai gali nežinoti atsakymo arba neturėti išminties savyje arba elgtis kažkaip neadekvačiai. Tada, aišku, mes į tokį žmogų jau kitaip reaguojam, ar ne? Bet jeigu viskas yra tvarkoje, mes, žodžiu, su juo klausiam patarimo, klausiam, kaip reikėtų elgtis, žodžiu, nieko nebandom įrodyti savo tiesos. Arba klausim, ar to būtų įdomu išgirsti mano tiesą, mano vatį. Ir tada tokia bendravimo forma atneša daug daugiau naudos, negu tik tai bandymas įrodyti, kas už ką yra, kodėl yra neteisus. Vyresnis gali būti tas žmogus, kuris turi daugiau žinių. Pavyzdžiui, pasitaiko taip, kad amžiumi yra jaunesnis, bet žinių turi daugiau. Tai vėlgi, tada šitokį žmogų kreipiuosi kaip į tą, iš kurio aš noriu gauti atsakymą, tam tikrą, ar ne? Todėl, pavyzdžiui, jeigu mano, sakykime, dukra turi anglų kalboje, gramatikoje daugiau žinių negu aš pas ją tikrai ateisiu ir klausiu.
kaip man teisingai parašyti šitą sakinį. Ir tuo metu jinai man bus, aš ateisiu ir nesakysiu, parašyk man tą sakinį, nes aš nieko nemoku. Ne, aš ateisiu klausiu, ar ne? Ir tuo metu jin man bus vyresnė, tam tikrą prasme, ar ne? Tada berniukas šeimoje, čia yra labai svarbu, kas turite vaikinus, auginate, arba jau galbūt užaugę, bet dar santykiai kažkaip yra tokie. Yra sakoma, kad vyras, berniukas šeimoje yra visą laiką vyresnysis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tam, kad jame augtų atsakomybė, tam, kad jame užaugtų toks dalykas, kad jeigu sudegė planas A, tai tikrai yra planas B, ir jeigu nepavyko planas B, tikrai bus planas C. Mama į sūnų kreipiasi irgi klausiamąją formą. Kaip tu galvoji, tai reikėtų padaryti? Aš matau, tau nepasisekė. Žodžiu, o kaip tu manai, kaip tai reikia išspręsti? Ir tai reiškia, kad mama nesprendžia visų bėdų už savo vaiką, o įgalina vaiką spręsti, berniuką spręsti klausimus, kurie atsiranda eigoje, ar ne, jo auklėjimo. Todėl berniukas yra, sakoma, irgi yra vyresnis ir jisai iš karto auginamas toksai, kad, žodžiu, mes klausime. Nes labai dažnai pasitaiko, kad mes mamos labai stipriai, kaip čia, įdėgiame kalties jausmą augindamos. Dėl to, kad nesikreipiame klausimais, o teiginiais. Tai reiškia, kad aš žinau geriau, aš tave pastatau, kadangi aš esu vyresnė, mama, ir aš auginu berniuką, mano požiūris keičiasi, ar ne? Vadinasi, aš kaip mama, aš auginu ne vyrą, o aš auginu berniuką. Ką tai reiškia? Tai yra du skirtingi požiūriai. Jeigu aš auginu vyrą, aš elgiuosi vienaip, jeigu aš auginu vargšą berniuką, kuris be manęs pražus, aš elgiuosi visai kitaip. O jeigu aš auginu vyrą, kuris užaugs ir, žodžiu, sužydbės gyvenime ir padės ir bus tikrai pilnas atsakomybės, aš elgiuosi visiškai kitaip. Ir dažnai pasitaiko, kad mes vis dėlto mamos užauginame labai rimtą kalties jausmą, kur paskiau jau yra pasiekoje, kaip čia, visos kitos pasiekmes. Todėl ne kas kaltas, ypatingai ugdant berniukus, ne kas kaltas, kad čia, nežinau, kėdė sulūžo, arba aš tau sakiau, nejudink šitos kėdės, nes jinai 100% nukris. Ir va, matai, aš tau sakiau, kad nukris, ir jinai nukrito, pažiūrėk, eik iš kambario, aš pati susitvarkysiu, ar ne? Nu, ko pas mus yra daugiau santykių. Ne, viskas, kėdė nukrito, ką dabar darysime? Ir aš esu stebėjusi, 2 metų vaikas pasako atsakymą. Ir jeigu mes taip su jais elgiamės, 2 metų vaikas sako, reikia pakelti. Reikia sutvarkyti. Jisai supranta, ką atsakyti. Jam nereikia nieko sakyti labai dažnai. Arba parodyti pavyzdį ir tada išmoksta. Todėl berniuką labai svarbu kreiptis klausimais. Lygiai taip pat kaip ir vyras šeimoje, lygiai taip pat kaip ir tėtis šeimoje. Ir visus vyresniuosius, būtent, kad jie galėtų atsakyti klausimus. Ir tie santykiai, aišku, su vyresniais nėra paprasti, kada mes galvojame kitaip, kada mes norime įtikinti savo tiesą ir nenorime užimti savo teisingos kaip jaunesniojo pozicijos. Kad aš jaunesnysis ir aš turiu išmokti išgirsti, išklausyti, suprasti. Ir tai nėra paprasta. Jūs tikrai žinote, kad tai nėra kartais paprasta, ar ne? Ačiū, kad reaguojat, pamatau, Inesa kartais nusišypso, kažką atliepia. Gerai. Tai santykiai su vyresniais yra dėl to tokie labai svarbus, nes mes juose mokinamės irgi kaip būti vėliau vyresniais. Nes mes vėliau tampam kažkam tai vyresnieji. Tai jeigu mes neišmokstame to, tai o paskiau norime iš kitų reikalauti ir gaunasi toksai tarsi užburtas ratas. Jeigu sakykime, aš turėjau kažkokių tai savo asmeninėme gyvenime mamai priekaištų ir elgiausi visai kitaip, tai aš dabar 100% galiu stebėti, kaip mano dukros kartoja visą tai. Nes aš tiesiog ratas apsisuko. Ir dabar visą tai sprendi, darai ir tada keičiasi. Po truputį keičiasi. Bet tai nėra paprasta ir su tuo reikia
dirbti kiekvieną dieną, net ir santykiuose su vyru, vat aš dabar galiu pastebėti, aš mokausi kiekvieną dieną su juo bendrauti. Nes vis lipu ant to pačio grėblio pasitaiko, kad vis aš noriu jam kažką įrodyti, ko, ko galbūt net nereikėtų įrodyti. Tai aš, žinot, irgi, nu, aš lygiai taip pat mokinuosi, nes kitaip negali būti. Nuo to gyvenimas yra žavus, kad pastebi, kad ir vėl, bet svarbu pastebėti. Arba paprašyti, kad duotų atgalinį ryšį. Ar ne, Tai kad Eglė taip, įsiterpsiu, tai o dabar pakcentuok, man atrodo, labiausiai čia įdomu dabar būtų porų santykiai. Vat yra žmonių, yra moterų, nu, moterų čia pas mūsų auditorija yra moterų, aš tas neįspėjau prieš pradedant, bet mūsų visa auditorija yra beveik moterų, vienas kitas vyras. Dabar Leonas, tu, matau, yra Povilas, Dalius ir taip. Ir tu čia dabar, labai svarbu. ir tu dabar pasidalink, papasakok moterim, kaip, vat, ir parodyk, nu, pavyzdį iš savo realaus gyvenimo, papasakok istorijų, kaip tu supratai, kad vis dėlto vyras yra teisus, kaip reikia su vyru elgtis, kad, kad tavo visi norai būtų patenkinti. Nu, tai čia, aš nesielgiu dėl to, kad mano visi norai būtų patenkinti, nes moters norai gali išsilieti per kraštus, o vyro reikalas yra juos surinkti. Ir yra tokia pasaka, kaip sako, žodžiu, ožka ožio prašo. Sako, va ten ant kalno yra tokia gėlytė, ar gali man ją atnešti? Jisai, oi, bėga, atneša tą gėlytę, padovanoja. Paskiau jinai po savaitės laiko, o žiūrėk, ant to didesnio kalno yra dar didesnė gėlytė. O jisai visas lipa į kalną, žodžiu, nešti tą gėlytę dovanoju. Ir jinai tada, eik tu savo, o va ten ant to aukšto kalno yra tiek gėlių gražių, aš iš tenai noriu gėlių. Ir, žodžiu, jisai prisikaupė drąsos, nes mano ožkytė nori, žodžiu, šitų gėlyčių, neša į tas gėlytės. Ir tada jinai, žodžiu, žiūri ant skardžio gėlytę. Ir jinai sako, va, aš noriu tos gėlytės dabar nuo skardžio. ir jisai sako, va, šitos gėlytės aš tau nuo skardžio nenešiu. Ir jinai sako, ne, aš dabar noriu ir šitos gėlytės nuo skardžio. Ir jisai ją ragais priremė ir sako, va, šitos gėlytės dabar jau nebus. Ir jinai viskas apsiramino, ačiū už visas gėlytės, kurias atnešiai. Ar ne, tai reiškia, kad moteris, jinai gali labai daug ko norėti. Net į pavojų tam tikrą nusiųsti, bet vyras turi jau pamatuoti, jeigu jau tai kelia saugumui jo ir jos, vadinasi, jau jisai prisima atsakomybę ir atitinkamai pasišneka, ar ne, kad jau gana. Čia nereikia tiesmukiškai suprasti, priremė su ragais, bet ar ne, nes būna žmonių visai traktuoja šitą dalyką. Tai man atrodo, kad yra, ne tik, kad man atrodo, tai, ką aš mokinuosi ir tai, ką aš praktikuoju, yra sakoma, labai svarbu yra išklausyti, gebėti išklausyti ir išklausant, nepradėti savo minčių, kaip yra reiškiama pagarba. Vadinasi, tau turi būti žmogus ant tiek įdomus, ką jisai iš tikrųjų ten galvoja, kodėl jisai būtent taip sako, kodėl jisai taip masto. Kad tikrai suprasti ir įsijausti į jo poziciją, nes kartais mes moteris nepaslaptis, norime viską sutvarkyti taip, kaip reikia. Nes, niekas, geriau už mus, kaip reikia, niekas nežino. Čia 100%, ar ne? Bet mes gyvename ne vienos. Ir mes norime gyventi tose santykiuose ir išklausimas vyrui yra labai svarbus, kad jisai būtų suprastas. Tai vienas dalykas, kad jam yra svarbu būti suprastam. Kitas dalykas, jam yra svarbu būti išklausytam. Nes labai dažnai moterisgi žino, kaip turi būti. Tiesa? Iš karto sako, nusišneki nesąmonę, nežinau, kaip reikia. Žiūrėk, darys, tai bus gerai. Nedarysi, bus blogai. Ar ne? Tai jam reikia jaustis išklausytam, kad jisai yra išgirstas šeimoje, kad jisai ne šiaip tik tai čia grįžta, parneša pavalgyti, nežinau, ten dar kažką padaro, ką reikalinga padaryti. Šiukšlės išneša. Šiukšlės išneša, taip, suprantat, padeda visą, bet jisai, čia labai rimtas dalykas, jaustis išklausytų. Vat jūs vyrai čia esate, jūs galite, suprantat, čia jūs turėtumėte apie tai kalbėti, ne aš, kas jums yra svarbu, bet aš iš savo kaip moters prizmės galiu pasakyti, kas vat atneša tą tokį gerumą. Ir kitas dalykas yra, tikriausiai irgi vyrai sutiksite su tuo, kad
atlaikyti moters emocijas nėra paprasta. Vat, nu, visiškai nėra paprasta, nes moteris, jinai yra labai emocionali. Ir irgi žinote, kad jeigu moters nuotaika namuose yra bloga, tai šakės visiems. Bet jeigu, pavyzdžiui, vyro nuotaika namuose yra bloga, tai ne visiems dar šakės. Jeigu moters, tai jau tikrai. Ir vat vyrui atlaikyti tas moters emocijas nėra paprasta. Todėl moteris, žinodama šitą dalyką, kad tai nėra paprasta, priimti jos emocijas, viską, jinai turėtų irgi, kada jau nurimsta, apgalvoti viską, kas atsitiko ir ateiti pakalbėti. Pakalbėti su juo. Dėl to, kad yra sakoma mano viena iš mokytojų, kurios mokinuosi, Marina Targakova iš Kazakstano, jinai sako, kad moteris 5 vaidmenis turi užimti. Gebėti, kada reikia būti mama, kada reikia būti žmona, kada reikia būti sesė, kada reikia būti dukra, žodžiu, ir yra kitas vaidmuo meilužės. Tai va, tai visi šitie labai yra svarbus vaidmenys. Ir jeigu, pavyzdžiui, kada vyras yra piktas visas, jinai tada tai staiga tampa dukra. Jinai neina jo ugnies pakelinėti vėl. Ar ne, nesako, kad oi, tu čia žinai, čia. Staiga dukra ir gražių žvilgsnių žiūri ir tada jisai raminasi, ar ne? Kartais reikia būti kaip mama. Ir va tos vaidmenys išmokti laviruoti, pastebėti nėra paprasta, todėl yra reikalingas abipusis pokalbis ir, žodžiu, ir supratimas, įsijautimas į kitą žmogų, dėl to reikia išklausyti, išgirsti, kalbėti ir va, išsikalbėti, kada kažkas tai atsitinka. Ir man atrodo, tai yra tikrai, kada pradedi tai daryti, pastebėti, mokintis, tada tai ateina, bet tai nevyksta. Tu vienas negali to padaryti. Tau yra labai svarbu, kad būtų abudu tame ir žinotų kitas. Mums yra svarbu žinoti savo pareigas. Kokios mano pareigos yra aptarti kartu su vyru, kokios pareigos yra šeimoje. Kaip tu galvoji, už ką aš esu atsakinga, kas tau būtų svarbu, kas man būtų svarbu, ką aš turiu daryti, kas yra, jeigu aš to nedarau. Tai yra labai svarbu apsitarti, net yra sakoma, iki santuokos šitus dalykus apsitarti santykiuose, kad būtų aiškumas iki santuokos. Todėl, kad paskui labai dažnai dabar viskas yra apsivertę. Pradžioj viskas atsitinka, o paskui visi sako, tai palauk. Tai dabar kaip? Kaip čia mes dabar gyvensim? Ir nebeišeina, dėl to, kad nebuvo galbūt užduoti pagrindiniai klausimai, kurie yra svarbus. Galbūt nebuvo apkalbėti vertybiniai dalykai, kokie yra svarbus, nes žmonės labai dažnai mes vengiame tokių nepatogių. Mums labai patinka aistra, mums patinka, kai mus giria, mums patinka, kai mes gauname dovanas arba kai mes dovanojame dovanas. Bet kada atsitinka tikras gyvenimas, tada jau reikia truputį kitaip pradėti elgtis. Todėl labai svarbu yra tas apsitarimas iki to, kol mes, sako, jau abiejuose krantuose stovėsime, viename ir tame pačiame krante. Kol kas dar atskiruose, bet paskiau jau viename būsime. Apsitarti ir žiūrėti ir galvoti, ar aš galėsiu link to judėti. Ar ne? Galbūt dabar man tai yra kažkaip sudėtinga, bet galbūt aš galėsiu link to judėti. Tai irgi yra variantas. Tai va, Daliau ir atsakiau. Gal dar kažką pamiršau? Taip, maždaug atsakėjai. Ačiū labai, ačiū. Gerai. Gal kažkam kyla klausimų, kad norite paklausti? Aš tiesiog noriu, kad tai būtų ne tik tai mano 1 valandos šnekėjimas, dėl to man labai patinka, kai tu irgi kažko paklausi, įsiterpi, nes galbūt atliepia arba kokia nors neiškumų kyla iš to, ką mes kalbamės. Taip, Povilas ranką kėlė. Kas čia kėlė? Kur Povilas? Tai jungiam Povilą. Sveiki, sveikos, labą vakarą. Tai biškį kryptį užduot. Kaip yra tokie tipažai žmonių, bent jau aš pastebėjau, šios vadinu emocikais ir tokie proto žmonės, ir dar yra įvairių ten tų tipažų. Tai kokiam geriau neieškoti, arba jeigu sutinki žinot, kad santykis nevyks, ir kurie vadinami tokie suderinami. Suprantu, kad ten tų formulių negali būti, bet aš pastebėjau, kad tikrai yra sunku ir didžiulis darbas, kada sutinki visai ne iš savo pasaulio. Maždaug supratot mintį, apie ką pašnekėt, kad pašnekėt norėčiau. Bandysiu, gal
klausimą, ar ne, kaip čia nesugalvoti, o atliepti jums. Ta prasme, ar aš teisingai suprantu, kad jūs sakote, kad aktuali va ta tema yra, ar jeigu esate visiškai iš skirtingų pasaulių, ar ne, ar geriau iš karto nieko nekurti, ar bandyti. Taip, teisingai suprantu jūs. Mhm. Aišku, idealiausias variantas, kada mūsų pomėgiai sutampa, kada yra viskas labai gerai ir viskas gerai. Pasitaiko, kad labai nemažai tikriausiai tokių variantų, kada atrodo mes iš skirtingo pasaulio, bet mus riša vienas dalykas. Ir labai tas dalykas, kuris riša, tai yra aistra. Ir mes turime pasižiūrėti, ar mūsų santykiai nesilaiko ant aistros. Todėl, kad jeigu mes neturėsime bendrų dalykų, nes suprantat, kaip yra vis tiek tikslas, kurį mes užduodame, kuriuo mes norime eiti, du žmonės. Ir jeigu mūsų tikslai yra visiškai skirtingi, tai gali būti sudėtinga surasti. Nebent žmonės jau sako, kad žodžiu, vis tiek, paprastai šeimoje yra tikslas, kur link veda mūsų santykiai, į kur mes norime nueiti šituose santykiuose, mes apie tai kalbamės. Ir jeigu mūsų vertybiniai dalykai labai skirsis, bus sudėtinga sukurti. Ir jeigu mus laiko tik aistra, tai vad būna, kad žmonės pradraugauja metus, 2, 3, 4, 5 ir santokos būna ir paskui sako, mus laikė tik aistra, mes neturėjome nieko bendro. Tai mums labai svarbu žiūrėti, kas rišasi, koks ryšys riša mus. Aš taip gal atsakyčiau jūsų klausimą. Sudėtinga, jeigu nėra bendros vertybinės sistemos. Taip, Pauliau. Jo, pomėgiai būtų kaip ir viena, bet aš galbūt dar norėčiau kad pakreipti apie patį žmogaus tipažą, galbūt esame tą tokį psichinį tipą ar dar kitus psichologinius tipažus, nežinau, intravertai, ekstravertai, nesuprantu, nuo to gali ir pomėgiai priklausyti, bet čia per to pomėgių tiesiog mes esam, kaip čia angliškai sako, we are wired, mes esam kaip ir sukurti tam. Ir vat vienas yra taip susuktas, kitas kitaip susuktas. Tarkim, vienas... Ir mes turime išmokti tada gyventi. Jeigu norime gyventi kartu, mes turime išmokti gyventi. Tai reiškia, kad aš suprantu, koks mano žmogaus yra tipažas, kaip jisai veikia, kaip jisai elgiasi, kas jiems yra svarbu. Ir jisai supranta, koks yra mano tipažas. Nu, pavyzdžiui, čia aš tikriausiai iš savo gyvenimo turiu sakyti pavyzdį, taip lengviausiai yra, pavyzdžiui, paprastas dalykas. Mano vyras, jisai gyvena savo laiko suvokime, ne? O mano laikas, mano lėktuvas skrenda visada laiku, suprantate? Niekada nevėluoja. O mano vyras, jis sako, mesgi važiuojam pas tėvus, pavyzdžiui. Ir jisai sako, mesgi, Eglė, niekur nevėluojam. Jeigu mes išvažiuosim 20 minučių vėliau, tai nieko neatsitiks. O man atsitinka, suprantate? Ir aš sakau, ne, mano tėtis punktualus, jisai mane išmokė punktualumo. Žodžiu, mūsų čia charakteris, jisai lėtesnio tipo, pavyzdžiui, jisai daug lėtesnio tipo, pas jį labai daug ramybės. Jeigu mus taip du paim, tai aš esu ugnis toksai, kur veikla, daryti, kalbėti, bendra, o jisai ramiai. Ir mes vienas kitą papildom. Bet man yra reikalinga dirbti su tuo, kad aš priimčiau jo tą lėtumą ir ramumą. Nes man kartais norisi visai kitokių dalykų. O jam reikalinga dirbti su to, kad jis priimtų mano tą tokį, kad aš namuose negalėsiu būti, sakykime, užsidarius, man tikrai reikės eiti, bendrauti, veikti ir jam reikia su tuo. Tai mes turime, mes kadangi gyvename su žmonėmis ir tarp žmonių, mes turime pažinti žmogų, tai kas jam yra svarbu ir augti tame. Vystyti savyje tam tikras charakterio savybės, kurios mums leis priimti mylimą žmogų, su kuriuo aš gyvenu. Ar ne? Tai va taip tikriausiai. Manau, kad apie tai, Povilai, dabar, ar ne buvo? Tai dar klausimai. Gerai. Gerai, tada, tarkim, skirtingos meilės kalbos. Taip. Ir tarkim, aš pasitenkinu vieną meilės kalbą ir moku reikšti vieną. Bet būna, kad galbūt reiškia kitaip meilės kalbą, aš jos nesuprantu. Protiškai gali suprasti, bet jūs mane gauni. Kaip tada? Arba kaip tiem žmonėm, kurie... Jūs negaunate, ta prasme, aš teisingai suprantu, jūsų meilės kalba yra viena, taip?
o kito žmogaus meilės yra kalba kita, taip? Nu tai vadinasi, jūs turite kalbėti vienas kito meilės kalbomis. Jeigu, pavyzdžiui, jūsų meilė kalba yra bendravimas, tai jums reikės to bendravimo. Ir jūs norėsite, kad su jumis bendrautų ir jūs sakysite, kad mano meilės kalba yra bendravimas. Ir man yra svarbu, kad su manimi būtų kalbėjimas. O pavyzdžiui, kito meilės kalba gali būti dovanos. Ir tam žmogui, tam, kad jisai suprastų, kad jisai yra mylimas, jam yra be galo svarbus dovanos. Be galo svarbios, nes jisai kitaip nesuvokia, kad yra mylimas, pavyzdžiui. Ir tada jūs kiekvieną mėnesį pasimsite savo tokią askezę ir galvosite, kad, nu, čia nesąmonė. Pagal tai tikrai negali suprasti, nes jūs žiūrite iš savo žemėlapio. Bet jūs suprasite, kad to žmogaus meilė kalba yra dovanos. Ir jūs nešite dovanas, nešite gėlės, nešite dovanas tam, kad jisai jaustųsi, kad yra mylimas. Kitaip nebus. Aš Kitaip tik bus dar, sudėtinga, suprantat? Kitaip bus sudėtinga, jeigu mes netliepsime į vienas kito poreikį. Taip, Daliau. aš tik pridurčiau čia, kad iš tikrųjų santykiuose reikėtų, vienas iš būdų yra elgtis kaip turgui. Ta prasme, tu duoti, tu turi išsiaiškinti, ištirti rinką, kas tavo antrai pusėje yra svarbu ir tiesiog patenkinti tą poreikį arba patenkinti tą norą. Tai tas pats iš tų kalbų yra. Mes dažniausiai, pavyzdžiui, perkam, kaip būna, jeigu dar esam nebrandus, dar jaunystėje, vaikystėje, tai mes perkam tokias dovanas, kokias mums labiausiai patinka, bet tam žmogui dažniausiai visiškai ne tas patinka. Tai va čia reikėtų, na vėlgi, ir turbūt bendras vardiklis yra vėl kalbėjimas. Reikia aiškintis, kalbėtis ir pasiklausti. Jeigu nesugebėt pažinti, reikėtų tiesiogiai pasiklausti tiesiog, arba netiesiogiai, ne? Taip turbūt. Bet Egle, aš dar norėjau vieną dalyką dar paklausti, kad nesigautų pokalbių šou visiškas. Gal tu galėtum, mes čia, kai susirinkam, dalinamės, reiškiasi, tokią istoriją, bent jau aš ir prieš tai kai kurie, mūsų istorija iki sveikuolių ir po sveikuolių, sakykime, gal eina tau, kiek eitų plačiai, kiek giliai apriepti, nebūtinai santykių temą, nes jinai pakankamai jautri ten pas tave, bet gali irgi gal šiek tiek paliesti, bet pagrindiniai gyvenimo aspektai ir, sakykime, kančios iki sveikuolių ir dabar kokios kančios po sveikuolių, po susitikimo ir po atsivertimo į sveikuolių. Kokios čia dabar kančios, Daliau? Jo, čia sakoma, materialus pasaulis, 50% laimės prie 50 kančios, kitaip čia nėra ir mes turėsim išmokti su to gyventi. Jeigu aš taip galėčiau, gyvenimas iki sveikuolių, tai tikriausiai manyje buvo daug neramumo. Aš net žinau, tai aš kaip prisimenu save, kai vis tu manęs paklausi tokio klausimo, aš galvoju, ten buvau ne aš, ten gyvenau ne savo gyvenimą. Bet tikriausiai man reikėjo gyventi ne savo gyvenimą, kad aš galėčiau suvokti kitokį gyvenimą, kur dabar galėčiau pasakyti, kad tikrai gyvenu tą gyvenimą, kurį jaučiu, kad man skirtas toksai gyvenimas, ar ne? Tai keliais epizodais, koks tas gyvenimas tavo buvo tada? Darau, ką noriu, elgiuosi, kaip aš išmanau geriausiai, viską aš žinau geriausiai, jokių patarimų man nereikia, mokintis man nereikia, vaikus aš turiu, viską aš turiu, darbą turiu, keliuosi savaitgaliais, kada noriu, į darbas priverčia keltis tada, kada reikia, ar ne, grįžtu, negalvoju apie bendravimą, visi užaugino vaikus ir aš užauginsiu, kas čia tokio, ar ne, ir iš to daug neramumo, daug nepasitenkinimo, nežinau, apie sveiką gyvenimo būdą, tai ten iš arti tikriausiai net negalima buvo matyti ir žiūrėti. Ir vėliau, kada atėjo žinios, atėjo sveikuolių žinios, tada jau pradėjo viskas keistis. Ir tai yra labai įdomi kelionė. Tai yra be galo įdomi kelionė, kada pradedi save stebėti, kaip tu reaguoji, kaip tavo kūnas reaguoja, tada, kada tu, arba kaip tavo protas bando atsisakyti to, ką tau sako, kaip jisai nenori girdėti. Ne? Sako žmonėm, kelkitės anksti ryte, aš nežinau, padarykite mankštą, pasimelskite, padarykite mankštą, išsimaudykite po šaltu dušu. Nieko savo gyvenime nekeiskite, tik kokį nors vieną dalyką iš šitų įveskite. Ir protas sako, ne.
Nu, nesąmonė, neturiu laiko, nesikelsiu, nedarysiu, nenoriu, negaliu, per sunku. Ir ten vyksta tiek atsikalbinėjimų ir va tą yra labai labai įdomu stebėti. Labai įdomu stebėti. Ir, ir ta kelionė tokia ir prasidėjo su sveikuoliais, kada visai kitokia gyvenimo kokybė. Tas toks atrodo ir sąmoningumas lygtais auga. Negaliu, jeigu sako, pati apie save nenoriu apie taip šnekėti, bet jeigu aplinka tai pastebi, vadinasi, taip, nu, taip yra. Sako, mes galime apie save daug ką galvoti. Bet jeigu aplinkoj tai nepastebi, aš kaip vedu mamą nešau kursą, kartais mama sako, nu jau aš, sako, daug darau, jau tikrai nešaukiu, jau aš tokia gera pasidariau namuose. Aplinka pastebi, nu pastebi kas nors, kad va, tiksliai kažkaip, nesako, nu tai va, dar neįvyko. Jeigu vyras namuose nepastebėjo, vaikai nepastebėjo, būna jau pastebi, pasako, sakau, mama, tu kažkaip keitiesi, vadinasi, tas vyksta. Tai mano vaikai pasakė, kad aš pasikeičiau su sveikuoliais. Jo, tai labai taip bendrais bruožais pasakai tokias, žinai, tezės, kur, nu, galim pasigūglinti tokias tezės. O tu grinai, vat, tavo, sakykime, rutina, nu, mėnesis, 2 mėnesiai, metai, 3 metai, 2 metai, maždaug prieš Klausykit, tai. 14 metų maudausi po šaltu dušu kiekvieną dieną. Tai Ne? čia po, tai čia po, Čia po. dar prieš tai Nu, pasakyk. rutina Prieš tai, kokia rutina, gyvenimo būdo Nu, elementai atsikeli, kokie? nusiprausi, pavalgai, eini į darbą, nuveži vaikus į darželį, greitai, staigiai visi rengiatės, staigiai pasidaro, dar iki vaikų, kol nebuvo vaikų, tai tu man toks atrodo beprasmiškas buvo gyvenimas. Keliesi, Nu, papasakok apie tam, tą kad beprasmišką. išlaikyti, tam, kad nusipirkti kažkokį tai mašiną, gerą daiktą, drabužių gražių, nueini su draugais, pavakaroji, pasėdi, šeštadienį atsikeli, galva skauda, tada eini junk foodą valgyti, ateina sekmadienis, išsimiegi, vėl eini į darbą, nu toksai, bet visame tame tu galvoji, kad tu labai viską gerai darai. Kvietiesi svečius, darai balius, nu kaip tikriausiai kaip daug žmonių gyvena tokį gyvenimo būdą. Pykstėsi, taikaisi, išsidraskai, trenki duris, kažkas tavęs namo neįleidžia, niekada daugiau nebeteisi. Nu, nu, vat, tokiame, kitaip tariant, tokiame chaosų chaose Tai gyveni. kaip tu priėjai prie to, kad tu papuolei į tą sveikuolių sektą? Kas tau nutiko? Kas tau ten nepatiko? Man gyvenimas davė galimybę pamatyti savo gyvenimą iš šono. Tiesiog to žodžio prasme. Pamatyti gyvenimą iš šono. Kaip tu tą padarai? Aš tai taip aš nieko nedariau. Čia, aš pati nedariau nieko. Bet man parodė kelias sekundės mano gyvenimas. Prabėgo man per akis, kaip aš gyvenu. Ir atėjo jausmas. Gyvenu ne savo gyvenimą. Čia gali sakyti, ne, nu šitą tai jau išprotėjo. Čia daug žmonių pasako tokius dalykus. Ir čia aš tai vadinu malonę. Tikriausiai aš kažką padariau tokio, dėl ko man buvo, aš nežinau, ką tokio, bet žodžiu, kažkas atsitiko, kad man davė pamatyti. Tai buvo kelios sekundės, kurios man pasakė, viskas labai aišku. Ir viskas. Gal dėl to, kad aš jau dėjau kažkokias pastangas, po truputį atsirado, žinot, kaip yra sakoma, kol mes galvojame, kad mes esame dievai ir galime veikti čia, ką norime ir bilia kaip, tol mums, nu, nėra kelio. Bet kai mes atsistojame į mokinio poziciją, kada suprantame, kad, nu, gal kažką aš jau netaip darau. Galbūt kažką ne taip. Pradedu klausinėti klausimų. Ir gyvenimas mums ateina tada į pagalbą, kada jis supranta, kad tu priėmei, va čia kaip suprantat, jaunesniojo poziciją, kada tu supratai, kad tu vis dėlto turi tam tikrą poziciją gyvenime. Ir jinai yra ne tokia, kokią tu čia įsivaizdavai. Reikia savo padėtį suvokti. Ir kada pas tave atsiranda klausimai, tada pradeda ateiti atsakymai. Tai man atrodo, mano būsena jau buvo tokia, kad aš pradėjau, nu kažkas netaip vyksta, kažko nesuprantu, kažko nematau. Ir tada atėjo tai. Ir manau, kad mano tėvai man to labai padėjo, nes jie irgi prisiminėjo tam tikras askezes, kad dukra pamatytų gal kažką tai ir nedarytų. Ne aš viena čia kažką tai dariau. Viena aš negalėčiau nieko padaryti. Be pagalbos iš šono pamatyti, manau, kad čia nepaeitų. Tai va, ir nuo to prasidėjo kelionė. Kita.
Nu, tai tu čia pakalbėjai dabar šiek tiek metafiziškai, tai kaip praktiškai viskas atsitiko? Tu užsirašei į mokyklą, į stovyklą, Ai, į praktiškai, kurs, gerai. į kursą. Taip. Praktiškai tai buvo, kad aš sveikuoliai anksčiau darydavo sveikatingumo stovyklas, kur tęsdavosi savaitę laiko. Būdavo darbingiam žmonėm, bet mes ir patys tą galime nedaryti. Bet su grupe yra lengviau. Patiems vienas lauke ne karys. Su grupe yra lengviau. Ir aš lygiai, tai ką aš dariau? Buvo savaitės laiko programa, kuri man buvo kažkoks labai sudėtingas variantas. Bet reikėjo atsisakyti gyvulinės kilmės maisto, reikėjo atsisakyti kavos, reikėjo atsisakyti žodžiu, visų alkoholių, cigarečių, visko reikėjo atsisakyti. Taip atrodo, visko, gyvenimo nebėra, ar ne? Ir tada keltis anksti ryte, aš atsimenu, aš keldavausi 4 ryto, 4:30, važiuodavau, mes prie žvėryno susitikdavom, Dainių dar jūs vesdavot mankštas tenais, va, ir mes ne žvėryno užupį, prie upės. Susitikdavom, darydavom mankštas, tada lįsdavom į šaltą vandenį, paskiau eidavom klausytis paskaitų ir tada važiuodavom į darbą, nes tai buvo darbingiam žmonėm pritaikyta. Tai reiškia, kad 8 ryto tu sėdi jau darbe su šita programa, suprantat? Ir tada po darbo per pietus tu eini valgyti atitinkamą maistą tau paruošia, paskiau iš karto po darbo vėl yra paskaitos ir tada tu grįžti miegoti. Ir va taip savaitę laiko gyveni. Ir ta savaitė laiko davė labai didžiulį sukrėtimą kūnui, protui ir sielai. Leido pradėti busti tiems dalykams, ką mes ir taip turime, tik mes per savo tą gyvenimą labai viską paslėpėme po tam tikrais sluoksniais. Ir jinai padėjo. Būtent tą savaitę. Noriu Eglis paklausti ir kartu tokį komentarą. Taip. Mane labai žavi jaunimas, kai ypatingai spaudoje matome, sveikinam ten tokią šeimą, jau 10 metų jie gyvena kartu, taip puikiai. Sveikinam ten kitą šeimą, jau 20 metų išgyveno kartu. Šiandien Lietuvoje 20 metų jau yra tikrai rekordas išgyventi šeimoje. Tai man taip atsitiko, kad kitais metais jau bus 55 metai, kai pirmas iki savo žmoną pabučiavau. Su tuo ir sveikinam, Dainiau. Ir aš, pernai buvom, ne pernai, kadangi dar mes 3 metus bučiavomės, taip sakant, be licenzijos. Be licenzijos, reiškia, taip pat jau dabar, tai bus 55 metai nuo pirmo pasibučiavimo, o jau 32 metai, kai jau 52 metai, kada jau su licenzija. Tai jeigu reikėtų papasakoti, kokias kliūtis reikėjo įveikti ir kas atsitiko. Pirmieji 10 metų buvo sunkiausia, aišku, ir tada, vos ne kas savaitę, viskas gyventi nebeįmanoma, dažniausiai jinai. Viskas skiriamės, nebeįmanoma, dar biškai pakentėkime. Taip, kai praėjo kokį 15 metų, jau apsiraminom, jau rečiau bereikėjo, reiškia, skytis, jau reikėjo pritaikytis. O dabar galiu pasakyti, mano žmona yra šventa moteris, ir aš negaliu atsidžiaugti, kad ją turiu, reiškia. O dabar atėjo metas. Bet kas atsitiko, kada tas supratimas atėjo? Jinai yra mergelė, reiškia, pagal savo tą zodiaką. Aš liūtas. Ir aišku, visuomet jau kas atsitinka, tai jinai kalta. Anksčiau būdavo. Ir įtampa visą laiką, ir tas yra nas. Ir vieną dieną pagalvojau, kaip gali būti mergelė kalta prieš liūtą. Ai, gerai, sakau, tai aš kaltas. Ir vieną kartą virtuvėje pareinam iš darbo, virtuvėje sudužo mūsų kristalinė vaza, tokia, dovanota mums keliukai, reiškia, vestuvių proga, ir jinai sudužo. Papūtė vėjas, langas buvo neuždarytas ir sudužo. Ir aš žinojau, kad jinai rytą ten tą langą buvo atsidariusi, ten balandžius ten lesino, kažkaip tai paliko. Ateinam, aišku, žiūrime atsakytą, kas čia atsitiko, kodėl sudužo vaza. Ir aš sakau, zuikuti, aš kaltas, palikau langą adarą. Jūs neįsivaizduojat, savaitę laiko gavau atlaidų, reiškia. Viskas buvo, galėjau, tai ką noriu, reiškia, aš nekaltas. Ir pamačiau, kad labai apsimoka prisijimti, reiškia, ne savo. O kita vertus, kaip man liūtui, man nieko nesitiko, nei kepurė nenukrito, nei antpečiai. Ir aš tada pradėjau netgi po biškį piknaudžiauti. Čia atsitinka, arba kažką reikia padaryti, aš padarysiu, čia per mane čia atsitiko. Ir aš po truputį
po truputėlį iš to pragaro perėjau gyventi į rojų. Bet aš sakau, atsitiko, sunku pasakyti, ar po 15 ar po 20 metų, bet jau tikrai kokie 15 metų aš gyvenu rojuje. Tai bet labai paprasta pereiti iš pragaro į rojų, tik užtenka, reiškia, nebijoti, prisijimti savo atsakomybę arba ten kokį nors kaltės jausmą. Viskas. Tai čia vienas iš daugelio tokių pastebėjimų ir patarimų, kaip galima gelbėti situacijas ir kaip galima išlaikyti tą ramybę. O iš tikrųjų šeima tai yra pagrindinis mūsų gyvenimo uostas, kuriame mes jaučiam užuovėją, dėl to reikia ją saugoti ir viską padaryti, kad čia būtų gera. Ir šventa ramybė tai yra ta vieta, būtent šeimoje, tai yra pirma vieta, kur galim patirti šventą ramybę. O tai yra sveikumo pagrindinė sąlyga, ar ne taip? Ramybė taip, ramybė jinai daug ką duoda, jeigu tik mes galime, šiais laikais nėra paprasta tą ramybę turėti ir mes matome, kad kaip jūs ir sako, Dainiau, retas jau 55 metus išgyvena, deja, bet manau, kad viskas yra mūsų rankose, visą tai atkurti ir daryti ir labai aiškias vertybės savo žinoti ir kas mums yra vertybės ir kaip. Ir tai, kad jūs tokį turite žaismingumą, žinote, sakoma, man atrodo, ir Biblijoje, ar ne, yragi parašyta, kad mes turime būti kaip vaikai ir tada įžengsime į Dievo karalystę, ar ne? O taip, man atrodo, tokie yra žodžiai Biblijoje. Ir nepamiršti būti tai žaismingais tokiais, kaip ir jūsgi tikrai neprisimat, nesakot, ne, čia aš sudaužiau, ne, jumise yra visai kas kita, jūs suprantate tą žaismingumą ir prie kur jisai tai veda. Ir kuo daugiau ir dar kas yra labai svarbu, santykiuose jumoras, ko mums dabar labai stokoja, mes taip rimtai viską išsiaiškinsim, viską padarysim, to aš tau paaiškinsiu, tu man paaiškinsi. O jumoras, kai juo nepiknaudžiaujama, įneša labai daug irgi žavesio. Ir vienas tada prasijuokia, ir kitas, ir tas žavu. Ačiū, Dainiau. Mes čia klausimą turim. Ką jūs galvojate apie nekalbadienius, ar jie toksiški, ar tai normalu? Galime kartu pagalvoti, kaip mes jaučiamės, kada yra nekalbadieniai. Nes nekalbadieniai dažniausiai yra iš moterų pusės, dažniausiai. Būna iš vyrų pusės, būna, bet tai ir dažnai labai yra iš moterų. Ir tada galima, kaip moteris jaučiasi, kai yra nekalbadienis. Suka ten mintis viduje. Aš čia dabar nekalbėsiu, aš čia įrodysiu, dėl ko vyksta, nes mes norim įrodyti, kad kitas manęs nesupranta, negirdi, yra neteisus ir visoks koks. Ir tada, ko mes norim savo nekalbadieniais, kad ateitų pas mus ir su mumis pašnekėtų taip, kaip mes norime, kad su mumis pašnekėtų, nes jisaigi nesupranta nieko, ar ne, ir nekalbėsiu tol, kol negausiu savo. Va. Tai galime kartu pagalvoti, kur tai veda. Anksčiau ir vėliau tie nekalbadieniai baigėsi. Čia, žinau, vis tiek jie baigėsi, kažkuris tai prakalba, ateina, bet svarbu, ko mes jai siekiame. Ne kažkuris, o protingesnis. Nori būti protingesnis. Protingesnis, taip. Todėl nekalbadieniai, jie tik tai emociškai išsekina, protas užsivelia mintimis, jie nieko nesprendžia ir anksčiau ir vėliau vis tiek apie tai reikės pasikalbėti, apie ką įvyko. Todėl geriau yra iš karto emocijoms nurimus apie viską pakalbėti ir išvengti nekalbadienių, nes nekalbadienių, žinot kaip, pažiūrėkit, pavyzdys. Moteris vaikšto namuose, jau pas ją beveik nekalbadienis. Ateina vyras ir sako, brangioji, kas yra? Nieko man nėra. Gerai. Tada vėl. Pasakyk, kas yra? Man nieko nėra. Man tikrai nieko nėra. Ir jau visiems akivaizdu, kad yra. Bet dar jinai užsispyrusi, jai nieko nėra. Ir nuo to, kad jai nieko nėra, po mėnesio atsitinka didžiulė problema. Todėl mums reikia išmokti kalbėtis. Nekaltinti, nekritikuoti. O mums yra svarbu mokintis kalbėti ir išreikšti tai, kas mums yra svarbu. Mokinti save išreikšti. Kodėl man atsitinka nekalbadieniai? Nes galbūt aš dėmesio negaunu.
galbūt yra kažkoks nepatenkintas mano noras, kurio vyras mano net sapnuose nesapnavo ir nesupranta, kad aš noriu, kad taip elgtųsi. O dabar turim susigaudyti, dėl ko mūsų šeimoje, jai yra nekalbadienis. Ne, nu, todėl čia yra labai didelė koncentracija į save, labai didelė koncentracija ir dėmesio stoka. Ir verta prakalbėti. Čia yra dar vienas žodis - puikybė. Vat Ir puikybė. Taip, Ydų yra puikybė. taip. Ir visuomet aš manau ir aš žinau, kad, nu, vat, jeigu aš va ten nekalbu ar kažką, tai va, ten užuojasi, nu, tai iš puikybės, kadangi vat, mano puikybė neleidžia man trupučiuką nusileisti. Ir va ta puikybė sustabdė, reiškia, vat, tą tėkmę tų santykių normalių. Ir tada tik kas belieka? Belieka savo pasakyti. Man blogai, pats ir kaltas. Bet čia tokia taisyklė geležinė yra. Man blogai, pats ir kaltas. Jeigu nesupratai, dar kartu, kai pakartosi 5000 kartų, tai tada tikrai suprasi, kad jeigu man blogai, niekas kitas negali būti kaltas. Ir vat, kai aš tą supratau, kad niekas negali būti kaltas, aš labai noriu, kad man būtų blogai, va tada yra tikras tas palaimos gyvenimas. Kai tu supranti, kad niekas negali būti kaltas, kad man blogai. Ir vat ir viskas tada aiškus. O jeigu tik tai kažkas tai ne taip, tai būk puikybė, šalin puikybė, einu kalbėtis, einu, reiškia, nusižeminčiau, einu atsiprašysiu ir iš karto laimėsiu bet ką, pasaulio laimėsiu. O jeigu, reiškia, aš neatsiprašysiu, aš nesikalbėsiu, tu ten kalta, nu viskas, nu, ir tau bus blogai, ir dar blogiau, ir kas bus blogiau. Išeik iš to liūno, viskas bus gerai. A ne taip? Tikrai taip. Puikybė, jinai mus dažnai gyvenime stabdo. Taip, tikrai. Tik aš noriu šiek tiek įsiterpti. Mes turėsime šitoj savo programoje vieną dieną be kalbėjimo. Tai nesumaišykit, nesupainiokit tos dienos. Ir informuokite, bent jau 2-3 dienas informuokite, arba jau šį vakarą galite jau pasidalinti su saviškiais aplinkoje ir pasakyti, kad kai aš nekalbėsiu, tai nereiškia, kad aš kažką turiu omeny, ar pykstu, ar panašiai. Čia programos dalis, informuokite saviškis, kad jums bus viena diena nekalbėjimo. Nekalbėjimo. Reikia susitarti, galbūt iš vakaro, vat, kad aš tau ten, sakysime, paprašyti, prašau, tai va šitai, vat, kažkaip prašau, nu, kad tokių naujų vat, elementų įvesti. Pamatysi po to, kad priprasi prie to ir taip sakant, pasisveikinti iš ryto, reiškia, be žodžių, ir vakare palinkėti labos nakties, ir tu netgi susitarkite, kada būtų kažką tai sugalvosite įvairių tokių judesių, kad reikia atspėti, ką tu čia darai. Reiškia. Jie turi būti labai tokie palankus, labai tokie nuoširdūs ir labai gražus. Ir matysite, kiek daug naujų spalvų atsiras jūsų gyvenime, kada jūs be žodžių imsite veiksmais kažką tokio gražaus viens kitam rodyti. Nekalbėjimo dieną. Na, aš manyčiau, kad mes jau galėtumėm padaryti mankštą ir paskui padarytumėm visiškai tokią klausimų atsakymą sesiją apie viską gyvenime. Kaip ten vadinasi, ask me anything. No, gerai. Galim bandyti. Tai ką, kas rodo? Dainis rodo. Dalis rodo. Tai ką, reikia atsistoti. Aišku, gurkštelkit vandens arba arbatos. Kas kokią turit? Va, Eglė kalbėjo čia visą vakarą, tai išdžiuvo burna. Tai ką, pasitempiam į viršų, pasistebėm ant pirštų galų. Dabar delnais taip, kaip yra jie sukabinti, susekti. Bandom siekti grindis, kojos tiesias. Siekiam grindis. Atsitiesiam atgal. Ir darom taip vadinamą kėdę. Kojas suglaustas, pritupiam, darom įtupstą, o rankas į viršų. Delnai gali būti sudėti į vieną plokštą, šitaip. Pirštas taip padarytas, sugniaužta. Ir darom, gal čia iš toliau parodyti.
taip atvarai. Ištempiam. Kiek eina. Ir nusikratom biškį, pašokinėjom labai taip nestipriai, kad kaip eina nes. Daliau dingai iš ekrano. Taip, matau. Reikia šokti dėl to, kad šokinėjai, dėl to. Pritupimai. Ką? Pritupimukai. 10 pritupimų. Pritupiant iškvepiam, atsistojant įkvepiam. Kvėpavimas numeris 1. Sekantis. Rankos už galvos arba už kaklo ir alkūnėm skirtingos pusės koja, kelieną liečiam su alkūnė skirtinga. Prasijudinam. Na ką, gerai, pasukom biškį rankas. Palaiduojam rankeles ir dedam arba ant stalo, arba ant kėdės, arba ant grindų. Tiesiam kojeles ir prisispaudimai prie grindų arba prie stalų. Na, va, kas gali ir suploti atsispaudimus darant, kaip aš. Taip. Įsidedam ir nukirtam malką vieną. O, ne. Įsitempiam ir... Gerai, atsigeriam dar vandenėlio. Pas nori greitai tualetėlį. Na štai ir grįžom. Tai dabar, kadangi jau pirmoji dalis mūsų baigėsi, praėjo taip greitai, prasidės klausimų atsakymų vakarėlis. Įsijunkite kameras ir kelkite rankutes. Ir eglutės klausim įvairių klausimų. Aš Eglę išreklamavau dar kaip restorano, augalinio maisto restorano vadovė ir savininkė. Ir įtariu, kad tau leidžia irgi įeiti į virtuvę ir pažiūrėti, ką ten gamina jie. Nu, nepasirinkimo neturi. Jo, tai mano klausimas toks būtų. Gerai, 3 ne, mes čia turim 3 savaitės, reiškiasi, 3 savaitės turim savo programą, jau viena eina į pabaigą, liko 3 dienos, tai dabar 3 dienos patiekalai, rytoj poryt, iš poryt. Nes buvo čia tokių... Ir pietus vakarienė, čia visko nemažai. Nu, aš kol dalyvauja žmonės šitose susitikimuose, tai atsisakyti gyvulinės kilmės maisto ir pastebėti, kaip kūnas jaučiasi. Taip, tai mes, tu kadangi ne visiškai žinai programos, nes aš to jos nepristačiau, tai mes taip yra, tai yra Palangos sveikatos mokyklos programa Sankcija, kuri, kaip kad tu darei tuo metu darbinę, tą darei, su darbu susiję, lygiai taip pat čia, tik tais dar plus virtualiai, kad mes nesusitinkam gyvai, kiekvienas asmeniškai, savarankiškai. Ta patį daro, ką jūs darėte tuo metu Užupyje. Tai va, tai visa tai yra rekomenduojama jo, bet buvo tokių nusiskundimų, kad
kai kurie čia pirmą kartą, kai kurie ne pirmą, bet tie, kurie pirmą kartą, kai kurie iš jų sakė taip, nu, kai patraukiau mėsą iš savo meniu, o ką gaminti, nebeturiu fantazijas. Tai va čia klausimas, ką dabar daryti tiems, kurie nebeturi fantazijas? Tarp kitko, tada, kada Užupyje mes tą darėme, tą savaitę mankštas ir maitinamės kitaip, tai kartu buvo ir tuometinis Vilniaus meras Zuokas, kuris dabar Seimo narys. Tai kadangi dar maudavomės Vilnelėje, Vilnios upėje ledai plaukė ir sniegas aplinkui, tai aš paprašiau vyrukų, kad visi sulipę į vandenį, galvas panardintų, o iškištų užpakalius į tai paviršių. Tai visa Vilnelė tenai daug užpakaliukų išvytėjo ir vienas iš jų buvo Vilniaus mero. Tai aš paskui įdėjau į savo Facebooko, atspėkit, kuris čia užpakalis mero. Tai jeigu norite, galite atsukti tuos metus, čia gal 10 metų buvo. Tai mano Facebook'e yra ta vieta, ten surasite, reiškia, juk įdomu. Tai čia iš prisiminimų apie tos laikus. Ir tada pereinam prie maisto. Labai gerai, pereiname prie maisto. Tai jeigu dėl patiekalų, žinot, kaip tai, ką aš pasakysiu, tai, čia tikriausiai jūs turėsite ir atskiras paskaitas, greičiausiai apie tai, aš turiu tokį įtarimą, kad turėtų būti. Na taip, aišku, bus kažkada. Tai labai svarbu įvesti yra ankštinę kultūrą, kam trūksta baltyminio maisto. Kam trūksta, mums visiems tai reikalingas. O pieno produktus jūs valgote šioje sankcijos programoje? Dabar, kai adventas šitos programos kontekste nerekomenduojame labai. Nerekomenduojate. Bet šiaip galima pakalbėti apie juos, Tai čia sakykime, po advento. Tai tada dabar nereikia čia mąstyti. Gerai, jo. Ką dabar advento, sakykim, veganiško stiliaus? Jo, jeigu apie veganišką kalbant, augalinį tik tai. Tai labai svarbu įtraukti, žodžiu, kad tai būtų ar avinžirniai, ar pupelės, tokie produktai, jie turi daug baltyminį yra jau. Iš jų galima ir kotletukus daryti, galima tiesiog išvirti ir valgyti, galima daryti su daržovėmis, su brokoliais, su kalafiorais. Dabar moliūgų labai sezonas yra geras, ar ne? Kepti moliūgai, gali būti kepti moliūgai su obuoliais, pabarstyti keptais anakardžių riešutais. Ta prasme, mums reikia, kad būtų ir angliavandenis, ir baltymas maiste. Ar ne, pavyzdžiui, aš pusryčiam, jeigu mėgstu valgyti, tai gali būti, sakykime, avokadas, gali būti, o miltinius patiekalus valgote iš miltų, ar ne? Gali būti duona, pavyzdžiui, su avokado, ar ne? Ar miltų irgi dabar nevalgote? Baltų miltų ir ypatingai saldesnių. Tada gali būti grikių miltai. Žiūrėkite, yra grikių duonelė, yra grikių duona, kur nėra glitimo. Ir jinai yra labai soti. Tai pavyzdžiui, gali būti paskrudinta grikių duona, ant jos uždėtas avokadas su juodąja druska arba su pipirais, apibarstytas dar riešutukais, ir tai yra labai sotu, labai maistinga, 2 tokius suvalgot ir viskas yra tvarkoj. Gali būti, ar ne? Tai va, jeigu čia tokių, iš greitesnių. Man taip labai patinka ryte valgyti. Vaisius galit valgyti? Be abejo. Vaisius gali. Tai vaisiai tada turėtų irgi būti, ar ne? Jo, bet mano klausimas labiau buvo susijęs su restoranu. Vat, kaip restorane, reiškiasi, jis ten turit ir dienos pietų ir visą kitą, bet sakykime, vat, kaip pavyzdys, avinžirniai, pupos ir visą kitą, ką iš jų pasigaminti, kokie gaminiai, kokie patiekalai gali būti padaryti? Tai gali būti tie patys kotletukai, arba tai gali būti troškiniai. Pagrindiniai troškiniai, kotletukai, visokie. Iš jų gali gamintis, gali būti lęšių kotletukai su daržovėmis. Avinžirnių gali būti kotletukai su daržovėmis. Gali būti avinžirnių troškinys, nežinau, su baklažanais, morkom, pomidorais. Ta prasme, tai čia mums svarbu reikia, juos įvesti. O jau kokią formą juos panaudosite, ar atskirai, ar maišysite į troškinį ir panašiai. Jonas kelia ranką. Taip, Jonai. Taip, Jonai. Mikrofoną įsijunkite, Jonai. Aha. Dabar galim. Ar girdit mane? Girdim. Taip. Aš truputį kartais
padedu žmonėm, bet yra dalykų, kur, sakykime, kada susiduri su itin intravertuotu žmogumi. Tai yra, sakykime, aš tai galėčiau paaiškinti ten, sakykime, tai moteriai. Suprantat, kada jūs esate intravertuota, jūs visą dėmesį duodat į save. Jums reikia tik vieno dalyko – ištraukti dėmesį į išorę. Ir viskas baigta. Yra labai viskas paprasta. Bet žmogus, kada yra stipriai intravertuotas, jis nepajėgia šito paprasto dalyko atlikti. Čia yra paprastas veiksmas. Tai va, koks mano būtų klausimas? Kadangi jūs kalbėjote apie abipusius santykius, man norėtųsi sužinoti tokias ponybės truputėlį, kada vyras išduoda moterį, o šita moteris labai jį myli. Ir net tada, kada jis ją išdavė, ji pasiruošusi atleisti. Suprantat? O klausimas koks? Klausimas toks. Kaip vis dėlto galima, sakykime, nežinau, kažkokiu tai būdu padėti, aš suprantu, kad ji neatsikratys to jausmo, bet ar yra kažkokie tai būdai, kad padėti tai moteriai, aš nežinau, tapti nepriklausoma nuo šitos situacijos, ištraukti ją į ekstravertą, padaryti ekstravertuotą, išorę. Ar suprantamas klausimas, ar nesuprantamas? Ar aš pakartosiu, pabandysiu, ar ne, ir jūs pasakysite, ar aš teisingai suprantu klausimą. Tai reiškia, kad kaip padėti moteriai, kuriai vyras buvo neištikimas, taip? Kaip jai padėti su tuo gyventi? Ar Kai jinai negyventi? niekam neišsisako. Ne, ji, kai sužinojo, čia yra, ji iš karto atsidūrė tokiai gilioj depresijai, kad ji nieko nebenori. Aš nenoriu sakyti visko, ką ji man pasakė, bet tai yra, tiesiog dugnas, suprantat, jie atsidūrė visiškam dugne, visiškam. Moteris, kaip normaliai, ji iš tikrųjų myli vyrą visą savo sielą. O jis, paršas toks, taip. Ir aš, kiek bandžiau, ji nenori kalbėti, ten dar kažką, ji nieko nenori, suprantat? Kartais reikia padėti žmogui, tai ką jūs tikriausiai ir darote, arba išgyventi visą tai, suprasti, kad jam dabar yra sunku ir jisai išgyvena nepaprastą laikotarpį, nes jai atsitiko tikriausiai šokas, ko jinai nesitikėjo, didžiulis šokas, ir jinai dabar nežino, kaip toliau elgtis, nes ten jos galvoje tikriausiai verda labai skirtingos mintis. Kodėl, ar jinai kalta, o gal jinai nekalta, kaip ją galėjo išduoti. Žodžiu, labai labai didžiulė koncentracija dabar į save. Pavyzdžiui, galbūt jinai tiek daug metų gyveno ir dabar ją išdavė, ko jinai nesitikėjo, jinai taip stipriai myli, o dabar ją vyras išdavė. Tai visų pirma, tai kas yra reikalingas, tai didžiulis palaikymas žmogui. Nepalaikymas tos nuotaikos, kurioje jinai yra, bet palaikymas žmogaus, atsidūrusi tokioje situacijoje, kad jam yra skaudu. Aš atsiprašau, jūs dabar atvedėt mane į teisingai suformuluoti klausimą. Pas ją labai stiprus kaltės jausmas, ji jaučiasi kalta dėl šito. Nors paršas yra jis, o ji su savo to kaltės jausmu visiškai save nuvertina. Suprantat, kame yra problema. Jis save žiauriai kaltą skaito. Kad tai vyko dėl to, kad jį yra, niekad tikusi, suprantat, taip atvirai. Tai kaltės jausmas irgi yra stipri koncentracija į save. Kad aš kažką ne taip padariau, kad su manim kažkas tai yra negerai, kodėl jisai nuėjo pas kitą, žodžiu, ir taip toliau. Klausimas yra, kaip jinai nori toliau gyventi. Ar jinai nori toliau gyventi su tuo,
Nes be jos niekas nepadės jai daugiau. Ta prasme, kas yra svarbu? Dabar yra svarbu šalia žmogus, kuris ją supranta, kad atsitiko dalykas, kuris yra labai skaudus jai, bet tuo pačiu išvesti reikia pokalbių bendrauti apie tai, kad apie būtent tą kaltę. Kurgi tu kalta? Galbūt tu visai, ta prasme, šnekėtis. Yra daug, didelis, vaikas atėjo miegojo, yra didelis pokalbis yra apie gyvenimą. Kur jinai mato savyje kaltę. Viską tai, arba galbūt jai reikia pagalbą, kad su juo pasišnekėtų. Vat jūs ir sakote, kad jūs ar nepadedate iš to išeiti. Jai. Teisingai suprantu. Taip, aš padedu, bet jis sugrįžta namo ir ten vėl tas, suprantat, ją galima ištraukti, bet ji vėl atsiduria toje aplinkoje. Ir tai yra vėl, jos reakcijos yra vėl atsinaudimas, suprantat? Tai yra žaizda vėl atsiveria. Jonai, tik tai iš ko jūs norite ištraukti, ar jeigu jūs norite įrodyti, kad jos vyras yra niekšas? Ne. Aš noriu ištraukti jos dėmesį į išorę. Į dabartinį laiką. Yra taip. Viskas. Nes kada žmogus yra introvertuotas, jis pastoviai praeitį, jis pastoviai groja tą savo praeitį, tai jis nori ją ištaisyti, ko neįmanoma padaryti niekada. Ir savęs nuvertinimas, savęs kaltinimas, kodėl, jie. Žodžiu, taip, jinai iš to gali išeiti tik tada, kada jinai pati pradės norėti iš to išeiti, pamatyti, jai yra svarbi moterų bendruomenė, suprantanti ir ją palaikanti, bet nepalaikanti nuotaikos. Va čia yra labai svarbu. Nepalaikyti tos nuotaikos, kad aš esu kalta, kad čia yra negerai kažkas ir panašiai. Ne, dabar yra reikalinga žmogui ramybė, supratimas, laikas su žmonėmis, kurie gali parodyti, kad gali būti kitaip, ar ne? Toksai truputį nuimti fokusą nuo savęs. Va tas yra labai svarbu. O jau paskiau yra kitas etapas. Bet dabar yra labai svarbu nuimti fokusą nuo savęs ir pabandyti parodyti, kad yra kitaip. Va šitame etape. Jonai, pakvieskit čia į mūsų bendruomenę, tai bus dėmesys nukreiptas į kitą pusę ir šiek tiek, žinot, praskaidrins tas niūrės nuotaikas ir gal jinai pamatys, ar jisai pamatys, jinai čia, aišku, pamatys, kad yra ir kitokių gyvenimo spalvų ir nebūtinai koncentruotis į tą vienintelę spalvą. Taip, mes gal dar turim... Tai buvo klausimas, man atrodo, o gal dar planuojate sveikatingumo veiklas užupyje? Reikės su valdyba apsitarti. Reikės apsitarti su valdyba, nes kaip tik šią savaitę buvom susitikę ir sakom, gal reikia sveikatingumo stovyklas grąžinti. Žodžiu, tai Vitalija ranką kelia. Taip, Vitalija, balsas. Įsijungit balsą. Sveiki. Norėjau paklausti, nes neišgirdau tokią mintį apie santykius. Sako, kad yra didelė problema, kodėl šiais laikais santykiai ilgai netrunka ir žmonės skiriasi, todėl, kad žmonės eina į santykį iš trūkumo. Tai man įdomu, su kokia laikysena reiktų eiti į santykį, nes kai mes irgi čia irgi kalbam šiandien apie santykį, kad reikia ten meilės kalbas atliepti arba ten daryti kažką kitam žmogui, tas kitas man daro, tai tarsi mes irgi vienas kitam kažką suteikinėjom ir toks kažką papildinėjom. Tai man įdomu, koks iš tikrųjų turėtų tas ėjimas į santykį būti, ar kad kažkas kažką vienas kitam duoda, tenkina, ar aš kaip tik turiu būti pilnai išsipildęs, laimingas ir tik su laime einu, tas žmogus irgi su laime ir mes tik tai kartu keliaujam į kažką, bet netenkinam kažkokius ten trūkumus vienas kito. Koks yra tas sveikas, teisingas, tikras santykis, su kokia laikysena eiti ir kur tai ieškoti to santykio? Ačiū Vitalijai už klausimą. Na, tikriausiai visų pirma, mes turime suprasti, kaip sakot jūs, kad ateiti laimingo vienam ir kitam, tai čia yra iliuzija, gyvenimas yra visoksai ir jame yra visko. Mums yra labai svarbu santykiuose augti kartu. Ir padėti vienas kitam
tobulinti tam tikras savybės, kurios mumise snaudžia, nes mes tikrai nesame tobuli, ar ne? Tai santykių tikslas yra padėti vienas kitam užaugti tose santykiuose. Tai dabar kaip įeiti į tą santykį? Gerai, vėliau būtinai pažiūrėsim kartu. Tai kaip dabar tose... Bet nėra tas tokio, kad man reikia tavęs, aš noriu to kito, nes vat, kažkoks tas iš to ego tokio. Labai matot, kodėl, vat, kaip jūs pradėjote klausimą savo nuo to, kad žmonės dabar labai skiriasi ar ne, neišbūna tose santykiuose. Tai viena iš priežasčių yra dėl to, kad mūsų santykiai pradeda kurtis ne nuo ten, nuo kur jie turi pradėti kurtis. Gerai, tavo Emanuelė, gerai? Gerai, aš toje. Tai reiškia, kad labai dažnai mes pradedame kurti ne širdies santykį, o seksualinį santykį. Labai dažnas atvejis. Žmonės neišlaukia. Viena diena susipažinom, einam kartu. Savaitę einam. Mėnesis jau viskas atsitiko. Ta prasme, mes suaugę, mes žinome, ką darome ir panašiai. Ir kurtis, duok man gerai. Ir gaunasi, kad mes pradedame santykį kurti ne ilgalaikiam, o labai tam trumpalaikiam dalykui. Todėl reikalingas laikas sukurti tvirtą santykį ir jisai yra geriausias be artimo santykio, tam, kad mes pažintumėm vienas kitą. Ir suaugusiam lygiai tas pats galioja. Ir suaugusiam galioja lygiai tas pats. Tai va, tai jeigu mes galime turėti santykį, gerai, eik tenais pažiūrėti. Ir jeigu mes galime turėti būtent tą santykį metus laiko išlaikyti draugišką, draugauti. Nu gerai, suaugusiam sakom, bent pusę metų. Tuoj. Tai jau yra gerai. Dėl to va, tų labai būna, kad mes, kitas dalykas, dėl ko kuria žmonės santykius, nes nori vienas kitą vartoti. Žodžiu, aš tau padarysiu gerai, tu man padarysi gerai, žodžiu, nenori vienas kitam padėti užaugti. Pats motyvas pradinis nėra teisingas, taip galima pasakyti. Mačiau baržėlės. Kur baržėlės? Čia aš labai atsiprašau, atskėlė vaikas, dėl to dabar taip yra. Ir niekas daugiau kitas negali be manęs būti su ja. Čia vadinasi senoji animacija, coliukė. Tai va, tai... Čia rupūžė. Rupūžė, taip. Tai žodžiu, santykiuose mes turime kuo daugiau bendrauti, gerai. Be sekso. Be intimių santykių, taip. Kas šiai dienai atrodo žmonėm, kaip taip. Taigi reikia pasitikrinti iš pat pradžių, tinkam vienas kitam ar netinkam. Suprantat? Bet kaip yra įdomu, kad paskiau ateina nusivylimas tose santykiuose, suprantat? Labai toks jausmas nusivylimo. Aš turiu vienu žodžius užsirašius, palaukit, jeigu taip greit man pavyks juos surasti. Tuoj. Va, į lietuvių kalbą bandysiu išvesti, nes nelietuviškai tekstas. Va, jau. Žodžiu, po pasiekimo taip vadinamo pasitenkinimo piko, aš negaliu, tau ir žinok, reikia tada tenais nueiti, aš tyliau kalbėti negaliu, matai, kiek čia žmonių susirinko. Galima mes tenais atsisėsim, o aš pabaigsiu žmonėms skaityti, gerai, ką nori, gerai? Ir tada tau bus tyliau, gerai? Einam? Nu, šeimyninis. Šeimyninis reikalas, taip. Žodžiu, po to vadinamo pasitenkinimo piko ateina jausmas liūdesio. Nors mes atrodo pasitenkinome, kaip norėjome, viduje mūsų niekas nepasikeitė. Neįvyko joks pasikeitimas gilus. Mūsų vidinės jėgos neužaugo. Tiesiog buvo padarytas bandymas sustabdyti savo vienatvę kažkokią tai arba nieko neveikimą į kažkokį tai sekundinį susikoncentravimą
į tam tikrą energiją. Ir tam mes sudame visas savo jėgas. Bet tenai nebūna labai dažnai nei meilės, nei išminties. Kitaip tariant, mes norime pajusti jausmą tokį, kaip čia, valdovo jausmą, taip galima būtų išversti, aš dabar galvoju, kaip išversti. Jo, būtent mes norime pajausti tą tokią sekundinę didybę, bet joje nieko nėra. Joje nieko nėra. Niekas mūsų viduje nepasikeičia. Mes niekaip nepaaugame. Ir dėl to ateina, sakoma, tas toksai tuštumos jausmas. Ir labai dažnai čia iš mūsų esame suaugę žmonės, mes žinome, kad labai dažnai, jeigu ten apie nieką yra viskas, tai po viduje yra toksai, nėra pilnatvės jokios, nieko nėra. Tuoj atsistos, pamatys. Tai mes turime galvoti, nuo ko prasideda mūsų santykis, kaip mes jį sukuriam. Tas svarbu labai. Tai nežinau, Vitalija, bet pasistengiau, kiek galima. Taip. Aš čia įsiterpsiu ir noriu visų paklausti, ar teko kada nors susėsti dviem, vienas prieš kitą, ir tas, kuris, kaip sakiau, protingesnis arba išmintingesnis, ar pirmesnis nori būti, klausia kito, pasakyk tu man, kas tau manyje nepatinka, kas blogai, pavardyk man mano ydas ir mano blogas savybės, dėl kurių pas mus kyla įtampos, pavardyk. Ir jisai vardina vieną, antrą, trečią, ir po to jam aišku kyla klausimas, dabar tu man pasakyk, kas nepatinka. Ir abudu iškloja, reiškia, paaiškėja, kad tarp tų savybių yra tokių, kurias turi abudu. Ir, sakysime, užsidegimas, ne iš jo, ne iš to, būtų. Tai reiškia, braukiam lauk, vadinasi, daugiau taip nedarom. Ir paaiškėja, kad ten lieka tų savybių nedaug, tokių, kurios yra išskirtinės. Tada ką su jom daryti? Dėl ko atsiranda? Tu tenai kažkur tai ten vinių neįkaliai, kur reikia. Gerai, įkalsiu, ką dar? Dar tenai, paėmė ir per vieną dieną viską sutvarkė, kur tau buvo priekaištų. Dabar tu žiūrėk, kažką tai. Ir besikalbant daug kas paaiškėja labai. Bet aš matau, kad yra žmonių, kurie niekuomet nėra viens kito paklausę. Dažniausiai jisai sako jai arba eina jam. Man nepatinka ta tas ir tas. Bet ne nuo to galo pradėjom. Tu paklausk, kas tau manyje nepatinka. Paprašyk, kad tau pasakytų. Ir kada imsim galvoti, kad tokį klausimą užduosim, kurį niekuomet neuždavėm, pamatysime, kiek įdomių dalykų išgirsime ir pamatysime, kad abu nei labai ten šventi, nei labai ten idealūs. Viens kitam turim priekaištų ir klausimų. Ir tada, tarėmės, vieną savaitę bandom pasikeisti ir po savaitės vėl pakalbėsim, o ką pavyko pakeisti. Tai bus apie ką pasišnekėti, bet jeigu tai visą laiką bus pokalbis apie tai, tu tokia, anokia ir šiokia, ir tu man netinki, tai tu ar viskas pasibaigs. Nuo savęs pradėk. Man blogai, aš pats ir kaltas. Ne tai Pupsė. Matote, Pupsė mano irgi moka klausytis. Kiekvienas su savo vaikučiais. Taip ir yra, iš tikrųjų. Tai santykis ir yra kalbėjimas ir bendravimas ir vienas kitam išsipasakojimas. Ir iš ten visa tiesa ir paaiškėja. Tai Egle, kokią norėtum baigiamąją kalbą užbaigti mūsų vakarą šiandieną? Oi, klausykit, aš organizuoju dėkingumo maratoną. Ateikit į jį. Pareklamuok. Jo, aš pareklamuosiu. Jisai yra ten be kainos, aš kviečiu žmonės 10 dienų prisijungti į dėkingumo maratoną. Tai labai tarp kitko su jūsų koreliuotų, nes jūs vis tiek ryte darot kažkokias praktikas, kažką tai ir ne, tai ten yra 5 minučių meditacija, išklausyti ir viskas. 10 dienų. Kur reikia ateiti? Sveikuolių puslapį yra, taip ir vadinasi dėkingumo iššūkis. 10 dienų dėkingumo iššūkis.
Sveikuoliai Viskas gerai, ją taškas LT, 10 dienų dėkingumo iššūkis. Aš žinot Tai kaip, va. aš labai noriu... Norėčiau Nu gerai, paskiau pažiūrėti. Kas išgeria? krabą. Krabas, teisingai. Aš noriu palinkėti, kad jūs Vabalas toks juokas. visą šią programą su nuotaika praeitumėte. Pagroja žiogelį. Jeigu jausitės, kad yra sunku, Žiogelį. kur su žiogeliais ir daug varlių, tai kad jūs praeitumėte su nuotaika, kai jums bus sunku, jūs turite bendraminčių, kam galite rašyti. Žodžiu, kai esate kartu, tai yra visą laiką daug lengviau. Ir aš labai noriu palinkėti, kad šitos savaitės, kurias jūs būsite kartu, duotų jums pagrindą, įsikvėpimą, toliau tai tęsti. Ieškoti, tęsti, atvažiuoti, būti. Nu, ko darysi, paverkia kartais, matai, žuvytės padės. Krabas padės, krabas. Kad šypsotumėtės, kad atvažiuotumėte, važiuokite į stovyklas, ten, kur pas mus atvažiuokite į stovyklas, ten surasit bendraminčių. Tikrai, kur tik tai galite, dalyvaukite, nes tai suteikia gyvenimui kitokio skonio. Visai kitokio skonio. Nuotaika atsiranda kita, gyvybingumas atsiranda kita, sveikata atsiranda kita. Ir tada nebūna to tokio, kai ryte atsikeli ir galvoji, oi, kaip viskas yra negerai, vėl viskas sugrįžo. Ne. Būkime kartu ir pamatysit, viskas bus. Gerai, dar Vilniečiam pasakyk, kaip tavo restoraną rasti. Į naujus metus įžengsite su labai gera nuotaika. Dar Eglė, pasakyk Vilniečiams, kur tavo restoraną reikia rasti. Žodžiu, manęs ieškokite Instagrame, Eglė Kislovski, Instagrame, Facebook'e irgi Eglė Kislovski, o restoranas vardu Holigans. Visų tikrai laukiame, mes gaminame be galo skanius tortus ir jie visi yra labai aiškių ingredientų, nesurasite nei vieno nepažįstamo pavadinimo. Žodžiu, labai aišku, labai geri pietus. Stengiamės, darome, nes žinote kaip, žmonės sako, kad vertina, nes jaučiasi kaip namuose. Tai mes labai stengiamės, kad tai išliktų. Gerai, toj bus žiogelis. Tai aš labai kviečiu atvykti, susitikti. Jeigu turite klausimų, rašykit. Tikrai darau daug projektų, kurie yra... Va dabar mes paskelbsim tą dėkingumo iššūkį, vėliau šventės be alkoholio, bet jūs ir taip būsit be alkoholio, nes čia dalyvaujat. Atsistos, pamatysi, pažiūrėk. Va, o paskiau mama nešauk. Gerai. Ir susitikim. Man parašyti šitą. Gerai, Eglė. Ačiū. Taip, viskas jau. Tavo dėmesys jau turi pereiti į kitą aplinką. Tai ačiū tau labai, Eglė. Ir ačiū, kad klausėtės ir uždavinėt klausimus. Ir mes jau turim rytojaus anonsą. Tai yra Ugnė Povilanskaitė su labai įdomia tema apie toksinus mūsų gyvenime, mūsų aplinkoje, mūsų maiste, mūsų kosmetikoje ir visur kitur. Tai aš dabar labai kvieščiau Ugnę pasirodyti, prisistatyti ir paanonsuoti trumpai, minutę kitą paanonsuoti, apie ką rytoj bus Ugnės paskaita. Tai labas vakaras, Ugnė. Prašau. Labas vakaras visiems. Tai labai faina Eglės paskaita. Ir matau, kad jau 8 valandos, tai aš labai greitai noriu pakviesti rytoj 6:30 susitikti ir pakalbėti apie toksinus mūsų aplinkoj. Esu paruošusi labai įdomios informacijos, kas netgi buvo prieitoj paskaitoj, kai vedžiau sankcijai, kalbėjome tik apie hormonus, toksinų poveikį hormonam, tai dabar padariau tokį visiškai holistinį sistemai, kaip tie hormonai mumis veikia. Ir pasidalinsiu tokiais įdomiais tyrimais 2023 metais, kur buvo padaryti. Tai svarbiausia iš tikrųjų, ką norėjau pasakyti šiandieną, tai yra, kad turėsime rytoj tokią ne tik teorinę paskaitą, bet ir
10 minučių praktikos. Tai kviečiu visus rytoj prieš paskaitą susiimti visus valymo priemonės, asmeninės higienos priemonės, makiažus, dantų pastą, valymo rūbų, paviršių, skalbiklius, visokias priemonės ir buteliukus, nes eisime, paruošiau top 5 toksiškiausius mano tyrinėjimo metu atrastus ingredientus, kuriuos iš karto galėsim ir pasitikrinti. Tai va, taip pat kalbėsiu ir alternatyvas, apie sveikesnes alternatyvas, tai po tos praktikėlės susipažinsime ir su alternatyvom, kurios lengvai galima inkorporuoti į savo gyvenimą, kad tų toksinų poveikių, žalos organizmui būtų mažiau. Tai va, tai tiek aš šiandien trumpai, susitiksime su jumis rytoj. Ačiū Ugnė. Tai visi girdėjot, rytoj susirenkat viską dar, ką turit, gali būti pasibaigę, tušti buteliukai, gali būti ir apytuščiai. Tai turėkit šalia savęs, panagrinėsim su Ugne kartu, ką mes dedam į save, ką dedam ant savęs, ką dedam ant rūbų, kurie paskui gula ant mūsų. Tai labai rytoj mes nuosekliai pakalbėsim apie mūsų gyvenimo toksinus. O ką mokytojui perduodu paskutinį vakaro atsisveikinamosios kalbos žodį ir eisim apapa. Dainiau. Na, tai tikrai šiandien turėjom tokį ramų vakarą, supratom ramybės šaltinius, sužinojom, kas yra šventa ramybė, tai linkiu ją, tą būseną išlaikyti iki pat ryto, o atsikėlę pamatysite, kad nieko nėra neįmanoma. Vat taip kaip atsiguliai, su tą mintim atsikėliai ir pabandykim visą dieną išlaikyti ją. Ir vakare susitikę su Ugne pratęsime. Tai labos nakties visiems, būkit sveiki, sudie, iki rytojaus. Sudie, ate.